pradedu spaudos konferenciją pavadinimu Valantinas klausimą iškėlė, reikia jį atsakyti. Šios spaudos konferencijos tema gimė man besitvarkant archyvuose, kai aš atradau Algimanto Valantino prieš 6 metus pasakytų žodžius, o ką mes padarėm, o ką galim padaryti, kad tas pasitikėjimas būtų. Jisai kalbėjo apie teismus ir teisėsaugą, prokuratūrą. Kai Algimantas Valantinas sėdėjo Lietuvos generalinio prokuroro kėdėje, o visuomenė buvo pasirengusi sukilimui prieš teisėtvarką, pakibo šis baisus Damoklo kardas klausimas, ką daryti, kad būtų pasitikėjimas teismais ir prokuratūra. Valantinas klausimą iškėlė, tačiau neatsakęs atsisakė prokuroro kėdės. Taigi nuo šio istorinio pasisakymo praėjo 6 metai. Ką teisėtvarka padarė, kad tas pasitikėjimas būtų. Nuo 2009 metų iki šios dienos neišaiškinta, kas nužudė Lietuvos teisėją Joną Furmanavičių. Žinoma, tai sudėtinga byla, tačiau pirmą kartą Lietuvos istorijoje nušautas teisėjas, o kolegos negali atsakyti, kas tai padarė. Žudikas ar žudikai iki šiol vaikšto laisvėje. Yra ir paprastesnių bylų, tiesiog niekingų. Štai prieš metus eiliniai chuliganėliai daugybės liudininkų akivaizdoje mirtinai sumušė žymų muzikantą Tomą Dobrovolskį. Nors yra nustatyti beveik visi muštynėse dalyvavę asmenys, nei vienas jų neprisipažįsta, kad būtent nuo jo suduotų sužalojimų muzikantas galėjo mirti. Dėl kompozitoriaus itin žiauraus sumušimo Vilniaus policijos pareigūnai buvo sulaikę 6 asmenis, tačiau įtariama grumtynėse dalyvavo net apie 10 asmenų. Kompozitorius Dobrovolskis ligoninėje mirė sausio 6, taip ir neatsigavęs iš komos. Tačiau byla įstrigo net nepasiekusi teismo. Žudikai vaikšto laisvėje. Irgi nesena istorija dar viena. Žymus laidų vedėjas Jonas Radzevičius, būdamas girtas perėjoje automobiliu, mirtinai sužalojo žmogų. Tai iš tiesų didelė tragedija. Tačiau ir šiandien jo balsas skamba televizijoje lyg niekur nieko, nes teisėjai jam neskyrė realaus laisvės atėmimo, o tik apribojimus 3 metus būti namuose nuo 24 iki 6 valandos. Taigi realiai žudikas vaikšto laisvėje, o žmonės džiaugiasi jo balsu. Ką jau kalbėti apie 1997 metų įvykdytą Lietuvos savanorio Jūro Abromavičiaus susprogdinimą, kurį tyrė ne tik prokuratūra ir asmeniškai generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas ėjęs Artūras Paulauskas, bet ir 2 skirtingų Seimų kadencijų komisijos. Viena buvo sudaryta 1997 metais vadovaujant konservatoriams, kita 2006 vadovaujant socdemams. Antrosios komisijos išvadoje buvo rašoma: Abromavičiaus nužudymą galima vertinti kaip žmogžudystę, įvykdyta teroristinės organizacijos požymių turinčios grupės asmenų, kurie turėjo ir tebeturi ryšių su kai kuriais politinių Tėvynės sąjungos, Lietuvos konservatorių, krikščionių demokratų ir buvusios demokratų partijų tuometinės ir dabartinės vadovybės bei kitais šių partijų nariais. Komisijos išvadose taip pat teigiama, kad prieš mirtį Abromavičius surinkęs duomenų apie rezonansinius nusikaltimus ir įvykius, savanorių maištą, Bražuolės tilto susprogdinimą. Todėl Abromavičius tapęs pavojingos ir ši aplinkybė galėjo turėti įtakos jo žūčiai. Beje, Bražuolės tilto tyrimas irgi baigėsi niekuo. Kaltieji įtariamieji buvo nustatyti, jie netgi prisipažino, ką padarė, bet to viskas ir baigėsi. Taigi, Jūro Abromavičiaus žudikai iki šiol vaikšto laisvėje, lygiai taip pat kaip ir VSD karininko Vytauto Pocino žudikai vaikšto laisvėje. Nuo 2006 metų iki šios dienos Lietuva težino, kad Pociūnas galimai buvo išstumtas per viešbučio langą Breste ir kad Seimo komiteto nuomonė
Pociūnas buvo pašalintas iš atsakingų VSD pareigų, norint pristabdyti jo atliekamus svarbius tyrimus transporto ir energetikos sektoriuose šalies nacionalinio saugumo aspektu. Tačiau prokuratūros sprendimas galutinis, žūtis buvo nelaimingas atsitikimas. Ir tik trečią kartą po skundų 2009 metais atnaujinus tyrimą prokurorai pripažino nužudimo galimybę ir byla buvo perkvalifikuota. Tačiau kaltųjų nėra. Ir tokių pavyzdžių, jūs ir patys labai gerai žinot, yra kur kas daugiau negu aš čia paminėjau. Įdomu tai, kad Valantinas kalbėjo apie teismus, apie teismų problemas ir apie prokuratūros problemas. Tai teismų problemą aš net nenorėčiau liesti. Mes gyvename valstybėje, kurioje visos, praktiškai galime sakyti, beveik 100% visos rezonansinės bylos nenukeliauja iki teismų. Jos baigėsi prokuratūroje. Čia gali būti mano minėtos nužudimo bylos, aš jau nekalbu apie finansinės bylas begalinės, milijoninės ir milijardinės. Viskas baigėsi prokuratūroje. Aš asmeniškai žinau vieną bylą rezonansinę, kuri nukeliavo iki teismo. Tai buvo Alitos privatizavimo aferos byla. Tai jinai nukeliavo iki teismo, žmogui, iešmininkui pavadinkime, teismas priteisė net 2 milijonus litų, tai palyginus jau buvo nemažai. Tačiau aukštesnysis teismas pilnai išteisino tą žmogų, tai irgi ta istorija baigėsi. Kitaip tariant, teismas sutvarkė prokuratūros darbo broką. Prokurorai neapsižiūrėjo, kreipėsi į teismą, bet iš kažkelinto karto teismas sutvarkė. Taigi, klausimas, ką reikėtų daryti? Padaryti nieko neįmanoma. Bet ir šiandien Seime bus tvirtinamas naujasis generalinis prokuroras. Nežinia, ko ten baigsis. Mano asmeninė nuomonė. Tikrai gerai jo nepažįstu, tik trumpai frakcijai pasikalbėjom. Mano nuomonė, geriau bet koks vadas negu visai be vado. Nežinau, gal jis turi gerų savybių, gal neturite gerų savybių, bet tokia prokuratūra be vadovybės, tai iš vis parodo mūsų valstybės lygį, kuris nereikalauja komentarų. Tai tiesiog neįtikėtina. Ir, aišku, nežinia, ko šiandien baigsis tas prokuroro tvirtinimas. Todėl mano siūlymas, ką daryti, būtų labai paprastas. Kiek žinau, dėl kompozitoriaus Dobrovolskio nužudimo yra paskelbta peticija, pasirašė jau virš kelių tūkstančių žmonių, kurie nori teisingumo, kurie klausia, kodėl praėjus metam tokia elementari byla ir jinai neištirta. Visa tai yra gerai, bet aš įsitikinęs, kad vien peticijos ar piketai tikrai nepadės. Vienintelis būdas, jisai nėra toks greitai pasidarantis. Tai pirmiausia, Lietuvoje, nors labai daug žmonių yra emigravo, bet Lietuvoje žmonės turi tapti apolitiški, neapolitiški. Jie turi politiką pradėti žiūrėti labai rimtai. Kol šito nebus, tol šitoj valstybėje bus visiška savivalė. Ir prokuratūra bus geriausias pavyzdys visos tos situacijos, kur iš viso yra atsidūrus Lietuva. Jokingai atrodo, kai Lietuva moko kitas valstybės, kaimininės valstybės, kaip reikia gyventi, labai stipriai ginkluojasi, daug perka karinės technikos, neįtikėtinai daug investuoja į krašto apsaugos reikalus. Mes čia pavyzdys visam pasauliui galime būti. Bet tankais ir patrankom šitų problemų, apie kurias aš kalbu, neįspręsi. Tas problemas galima įspręsti tik politinė valia. Ir čia žmonės, pasikartosiu, turi tapti aktyvus. Tai nereiškia, kad jie turi atstoti partijas, bet jie turėtų į tai pradėti žiūrėti žymiai rimčiau. Žymiai rimčiau, taip kaip yra tose demokratinėse valstybėse vakarų
vis tik tai ten žmonės gyvena kitaip ir tokių bylų, kurias aš paminėjau, na, gal ir galima vieną kitą rasti, bet tikrai ne tokį tuziną kaip pas mus. Tiek. Vartotojų federacija Alvita Armanavičienė. Jūs paminėjote, kad iš tikrųjų tas žmonės turi tapti visi politikoje dalyvaujantis. Kas yra politika? Politika valdymo menas, valstybės valdymo. Iki šio laiko mes stebėjome tų partijos atstovų norą visą visuomenę atriboti nuo dalyvavimo politikoje. Tai labai aiškiai matosi tiek nevyriausybinėm organizacijom, dabar yra nevyriausybinių įstatymas, labai aiškiai parašyta, tik tai šiukštu nedalyvaujate politinėje veikloje, visiškai nesusijęti esate. Prezidentė taip pat reiškia nepriklauso jokiai partijai ir to palaikymo iš visuomenės negali gauti. Ir atrodo, kad politinė valia yra tik tų, kas sėdi šitame Seime. Mes jau matome, kad iš tikrųjų tai politikos verslininkai patapė va šitą atstovybę, tai iš tikrųjų stambaus verslo atstovybė patapusi, ne tautos. Tai turime tikrai skatinti, kad visi žmonės taptų politiškai savo miesteliuose, kaimuose, visi diskutuotų ir būtų visų politinė valia. Tik tais taip mes galėsime aktyviai tiek rinkėjai būti žymiai kokybiškesni, o nerinkti tik tais pagal vardą ir nuotrauką. Tai iš tikrųjų labai svarbus dalykas yra tas apolitiškumo pašalinimas, kad mes pakvieskime tapti visais aktyvistus ir bendruomenę savo, kiekvieną gyventoją būti, sakykime, formuoti tą politinę nuomonę nuo pat pačių atokiausių Lietuvos kampelių ir ne tik tai Seime. Iš tikrųjų, kai koks nors žmogus pasako, nesvarbu iš kokios sferos, gali būti iš meno, iš švietimo, nesvarbu iš kur, tai iškart žiūrima, tu eisi į politiką, oi, kaip baisu. Nors tuo pačiu tie patys žmonės labai piktinasi politikais, kad jie taip blogai kažką daro ir panašiai. Tai yra neteisingas požiūris ir būtent labai teisingai pastebėjo, tokį požiūrį skiepija dabartiniai žmonės esantis politikoje. Jeigu jau žmogau eini politiką, tai jau, jau aišku, kažkas su tavim negerai, jau tu čia kažko nori, nei savo jau ten lipi gardą, tai yra labai blogai. Toks požiūris yra neteisingas. Politikai atvirkščiai turėtų skatinti, kaip ir pasakėt, visais lygiais eiti politiką. Tai politika nėra vien Seimas ar nėra vien savivalda, nes visas gyvenimas yra politika. Ir daugiabutį gyveni yra politika, ir seniūnija yra politika, visur yra politika. Bet pas mus yra taip, kaip yra. Ir būtent dėl šių priežasčių, kad taip yra, už tai yra visokios tokios bylos, žiaurios bylos. Ne šiaip vagystė kokia kaip stadionas ant Šeškinės kalno, galim pasijuokti. Bet čia nužudymų bylos, jos irgi stringa, elementarios, akivaizdžios. Man nesuvokiama iki šios dienos, kaip galima neištirti teisėjo nužudymo bylos. Na, įsivaizduokim, tai vyktų Jungtinėse valstijose, jeigu būtų teisėjas nužudytas, iš po žemę išknystų. Iš po žemę išknystų, nežinau, ten žmogų surastų. Pas mus nieko, ir tai ką čia kalbėtų? Dėl teisingumo. Kadangi pačiai teko turėti savo šeimos bylą, nes Mažeikių rajone, tai tiesiog kitą pusę pasiėmė advokatą, kuris buvo buvęs teismo pirmininkas ir visi teismo pirmininkai, jie garbės lentoj yra iškabinti. Tai be abejo, tas buvęs teismo pirmininkas ir dabar jau verslą atliekantis kaip advokato paslaugas, jisai yra išskirtinis. Ir tiesiog kreipiausi tiek į advokatūrą, tiek į Teisingumo ministeriją, tiek į prezidentę,
ar iš tikrųjų tarp tų likusių advokatų vienas advokatas išskirtinis. Ir teismo posėdžio metu paklausiau kitos pusės, kodėl jūs būtent tą advokatą pasirinkote. Tai sako, visi žinom, sako, net ant sienos kabo, reiškia. Tai įsivaizduojate, ir tas žmogus organizavo tiek teismus, tiek prokuratūrą, yra būtent tie ryšiai yra mezgami ir per visą Lietuvą, ta tokia, sakykime, ta simbiozė yra stebima. Ir jeigu viena pusė pasiima ne tą tinkamą advokatą, kuris turi prieigimą prie teisėjo, prie prokuratūros, tai iš tikrųjų jisai yra tiesiog pralaimi tą bylą. Ir visos tos institucijas, į kurią aš kreipiausi, tiesiog nematė nieko blogo, kad tas būtent verslininkas, nes advokatai dabar Europoje buvo tiesiog byla ir pripažinta, kad advokatai yra verslininkai atžvilgiu to savo ginamojo, tas verslininkas kabo, reiškia, išskirtiniai pozicijoje teismo rūmose ir mūsų institucijos nemato tame nieko blogo. Tai iš tikrųjų yra tiesiog tokios grupuotės per visą Lietuvą ir jos tikrai yra priklausomas viena nuo kitos. Gerą žodį panaudojat, grupuotės. Tai tos grupuotės veikia ne tik advokatūroje. Čia yra šitos valstybės pastatytos ant melo, ant didžiulio melo pamato pagrindas. Grupuotės visame kame, pradedant prezidentūrą ir baigiant advokatūrą ir panašiai. Tai čia nieko naujo. Tik aš pasikartosiu, kaip galima būtų tą pakeisti. Peticijos gerai, piketai gerai, mitingai pas mus iš vis praktiškai nevyksta, trūksta žmonių, bet žmonės turi kitaip pradėti žiūrėti politiką. Jie turi suprasti, kad tai yra jų, o jeigu jie to nesupranta, tada tegul nesistebi, kad mes esam ES, ES pačiam gale, pagal daugybę parametrų. Ir man patiko Laurinkos straipsnis. Iš tikrųjų, aktyvus žmonės Lietuvoje neturėtų nusiminti, kad mūsų kritiškai mažėja. Iš tikrųjų, poveikį ir pertvarkas daro būtent visuomenės lyderiai ir intelektualai. Svarbiausia, kad jie savo bendrais veiksmais pradėtų keisti savo aplinką. Eglė Mirončikienė, jūs minėjote, kad reikia žmonės aktyvinti, kad tai labai svarbu, žmonės tarsi nieko nedaro, politikai ir nenori aktyvios visuomenės ir netgi slopina. Jie daro viską, kad jinai nebūtų aktyvi. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į savivaldos problemas. Mes tiek metų esame nepriklausomi, dar neturime tikros savivaldos. Mes imituojame, kad jie turime. Išrinkome seniūnaičius, kurie turėtų priiminėti sprendimus konkrečiai toje vietoje, kur gyvena, bet jie neturi jokių teisių. Tarsi buvo suaktyvėję, tarsi teikia pasiūlymus seniūnams. Ir staiga ne, jūsų balsas rekomendacinis, mes jūsų visiškai nenorime įsiklausyti, žinokite savo vietą. Taigi žmonės slopinami net pačiam žemiausiame savivaldos lygmenyje. Mes puikiai matome, kad kai būna Seimo komitetuose, kai tikrai aktyvūs žmonės be jokio atlygio ateina ir visuomenės vardu teikia pasiūlymus, vertina teisės projektus. Ir taip, komiteto posėdžiai nematomi, rinkėjai nemato, kaip Seimo nariai bendrauja su visuomenės atstovais, nesuteikia jiems žodžių. Dažnai jie prasėdi visą posėdį pakeltomis rankomis, bet taip ir išeina, neišreiškia savo nuomonės. Mes matome tikrai, kad tokios politinės valios žmonės aktyvinti tikrai nėra. Susidaro užburtas ratas. Viena vertus politikai nenori aktyvios visuomenės ir visiškai slopina ją. Neaktyvi, nepolitiška visuomenė, nežino visos informacijos, kas vyksta, išrenka visiškai ne tos žmonės. Ir tie visiškai ne tie žmonės vėlgi daro tą patį. Toks susidaro uždaras ratas. Kaip jūs galvojate? Gerai pasakėt, susidaro uždaras ratas, o kai ratas uždaras, kažką pakeisti iš tikrųjų atrodytų neįmanoma. Bet
kažkada kažką pakeist buvo įmanoma. Reiškia, turėtų būti įmanoma ir dabar. Tiesiog reikia ieškoti formų. Aš tai irgi nežinau, kaip būtų galima konkrečiai kažką nuveikti šitoj melo valstybėje, ypatingai kur parodo tam tikrą lygį ir mūsų žiniasklaida, kur mes esam, nes domiuosi labai įvairia žiniasklaida ir vakarų, ir rytų, bet tokio lygio, kokio yra Lietuvoje, prisipažinsiu, niekur neteko matyti. Nesidomiu Baltarusijos, gal ten dar baisiau, nežinau. Domiuosi ir Ukrainos, bet net Ukrainoje ten kai kas praeina, nors jos ten suprast galima, labai ekstremali situacija. O taip kaip yra Lietuvoje, tai neįtikėtina. Neįtikėtina. Ir aš visada prisimenu Sąjūdžio laikus, kai buvo leidžiamos Sąjūdžio žinios, toks nedidelis laikraštukas, toks tiesos žodis, kuris buvo graibstomas ir panašiai. Kažko reikėtų dabar. Nežinau, aišku, formos kitos, mes irgi galvom, kaip galbūt kažką paleisti, nes, žmonių nepasiekia informacija, tai yra faktas. Šiandien štai važiuodamas į Seimą, klausiausi žinių radijo ir tenai atėjo pašnekovas, buvo prezidento patarėjas, neprisimenu pavardės. Rekomenduoju paklausyti. Tai iš tikrųjų kalba kaip geroj humoro laidoj vyrukas. Pasiekimai Lietuvos, tai jau čia tiesiog atkalta formuluotė, tai didžiausi be abejo yra apsiginklavimas, savanoriai veržėsi į armiją, po to tos simbolinės jungtis elektros atidarytos ir dar kažkas tokio panašaus. Ta prasme, labai globalūs dalykai. Bet jeigu mes to prezidento patarėjo paklaustume apie tai, ką aš čia pradžioje perskaičiau apie nužudimų ir visas tas bylas, tai jis turbūt nelabai ką turėtų atsakyti, turbūt vėl pakartotų savo mantrą apie Lietuvos pasiekimus, kurių realiai iš viso nėra. Jų iš viso nėra. Paimkim statistiką ir žiūrėkime. Sausą statistiką, be emocijų, atmetę visas politinius ten ambicijas, mes pamatysime iš ties labai graudų vaizdą. Todėl, kaip ir visada pasikartosiu, reikia labai ramiai atsisėsti ir įsikalbėti ir labai ramiai pradėti veikti. Laiko dar yra iki kitų Seimo rinkimų tam tikro ir aš įsitikinęs, kad nežinau kokioj formoje, nežinau kokiuose koalicijose, susitarimuose, bet iš tikrųjų Lietuvoje gali atsirasti politinė jėga, kuri būtų reali opozicija esamai tvirtai pozicijai. Lietuvos bėda, kad Lietuvoje nėra jokios opozicijos. Jokios. Ir tai iš tikrųjų bėda. Tose kraštuose, kur opozicija yra stipri, žmonės kitaip gyvena. Ir tokių bylų tose valstybėse tikrai nėra, jos neįsivaizduojamos. Pas mus dėja yra taip. Ką jūs galvojate dėl nuogąstavimų vieno signataro, kad jisai gali būti jam uždaryta ta galimybė reikšti savo idėjas šitos konferencijos dėka? Nemanau, tiesiog negali tai būti padaryta, tai gal toks nuogąstavimas tik yra. Gal tiesiog čia nesusipratimas buvo, jeigu mes turim tą patį atvejį omeny. Sunku bus jiems uždrausti, jiems iš viso iš tikrųjų yra labai sunku, nors pas juos labai daug pinigų ir galios, bet jiems sunku, mes juos irgi turime suprasti. Tai ačiū.